Tafelbergas. Sveikinu tuos, kurie patekom. Jūs turit susimontuoti plaustą, kuo greičiau nuplaukti iki vidurio. Ten lynas ir ten tokie du, maskatuoja dalykėliai, tai yra mano žemėlapio pirmos dalys. Šios varžybos iš tikrųjų yra išskirtinės, nes jos buvo adaptuotos grynai Tafel lobio paieškai. Buvo sustatytos tam tikros gairės, kad mes palaipsniui sunkindami tam tikras rungtis turime nueiti iki 2 finalistų, ką vainikuoja lobio iškasimas. Pasakė, paperkom tafelį, gal ką laimėsim. Aš negalvojau, kad žaisiu. Tai nepabandyt negalima. O paskui mane užkabino tai, kad reikia mąstyti, atsekti, žemėlapiai, herbai. Tada prisipirkau čipsų ir kasiau, kol iškasiau. Kadangi loginės užduotis buvo lemiamos, tai man tiesiog pasisekė. Sunkiausia buvo voratinklis, manau, nes labai ilgai truko ir labai daug fizinių jėgų reikėjo. Aš aukščio visiškai nebijau, bet rankos mano tai kaip makaronai. Dakaro strategija: eini antras, nesiverži į priekį, prieini prie finišo ir aplenki.